Sveiki žvejai. Sveiki. Šiandien laidoje vieši Ugnius. Na ir mes, ne veltui šiandien dviese, nusprendėme atlikti šiokį tokį eksperimentą. Ruduo jau įsibėgėja, na ir galiausiai ežerai po kiek laiko apmirs, atšalus vandeniui ir juose jau judesys bus daug ženkliai mažesnis negu upėse. Na, upės kaip visada liks iki pat žiemos. Pat užšalimo, kada pasidengs ledu. O šiandien pabandysime su Sauliumi du jaukus. Taip, būtent mes nusprendėme paeksperimentuoti, nes dabar toksai yra metas, kad neaišku, ar jau atšalo, vieni sako vanduo, kiti neatšalo, kokį čia reikia jauką naudoti, ar jau labiau orientuota šaltam vandeniui, ar visgi dar kvapnų vasarinį. Dėl to mes ir pasirinkome du skirtingus jaukus. Ugnius naudos skirtą šaltam vandeniui. Uodo truklio lervos ir sliekų kvapai, truklių, natūralių žodžių. Musės lervos. Taip, gyvulinės kilmės kvapų. Na, o ašgi darysiu tokį patį saldų kvapnų jauką, kaip ir dariau visą vasarą. Ir vat pasižiūrėsime. Na ir toliau tęsim savo bandymus ir pamatysime, kokia eiga bus. Taip, matysime, koks jaukas jau šiuo metų laiku labiau veiksmingas. O dabar einame jų darytis. Einame ruoštis. Na ir įpusėjant rudeniui vis dėlto dar truputėlį naudosime karšinio juodo jauko kaip bazę. Taipogi dėsime uodo truklio lervos, tai yra juodo ir šių metų naujiena raudonas uodo truklio lervos jaukas. Taipogi įskirimui iš dugno detalių ir raudonų džiūvėsių smulkių, taipogi geltonų. Ir visą šitą jauką sudrėkinsime slieko ir uodo truklio lervos gyvulinės kilmės kvapais. Na, Ugnius savo jauką jau pasigamino. Prieiname prie mano. Labai trumpai, tikrai nesiplėsiu, čia matomai visiems yra atsibodę. Tie pasakojimai tiesiog naudosiu karosas karpis ekstra. Dėl to, kad noriu dar duoti tokio citrusinio kvapo, vaisinio daugiau. Primityvų karšinį. Tos pačius džiūvėsius. Bei taipogi dar vieną karšinio kilogramą. Tačiau aš drėkinsiu saldžių kvapu, tai yra kukurūzinių, bei įdėsiu dar specialaus karšinio kvapo, kuris dar labiau padarytų mano jauką kvapnesnį, bei iš laidinės laidysiu į savo jaukintą vietą kukurūzus. Tai va toks mano bus pakankamai riebus, sotus ir turiningas jaukas. Na, kaip matote, mano jaukas bus gelsvas, toks grinai vasarinis. Visą pakuotę kvapo. O, kaip užklipo. Ir drėkiname kukurūzų. Na kągi, jaukai paruošti, Ugnius, matau, reguliuojasi gaudimo atstumą, taipogi aš irgi pasirinksiu gaudimo vietą ir pradėsime pirminį jaukinimą. Neatsitiktinai atsisėdome taip draugiškai vienas šalia kito, dėl to, kad jaukinti stengsimės 5 metrų atstumu vienas nuo kito, nu gal 10. Ir specialiai mesime į vieną tašką ir pasižiūrėsimegi žuvis, kurigi jauką pasirinks. Ugniaus, Dzūko ar Sauliaus Aukštaičio.
pirmas egzempliorius, nėra ko ir tikėtis didesnio, savaime suprantama koja. Pirma žuvis, kaip visada, neypatingai stambiai sureaguoja jauką. Tikėkime, kad tokia orų permaina, kaip šitą savaitę, kur vyksta, nepakenks šiandieniniai mūsų žūkliai. Kol kas labai atsargus kibimai, teko susiploninti pavadėlį ir vieną kitą žuvytį dar užkimba. Na, bet manau, kad turėtų po kurio laiko sureaguoti į jauką. Šita vieta nėra labai ypatingai kažkieno tai jaukinama. Dėl to žuvis taip greitai nesureaguoja į siūlomą jiems jauką. Manau, kad teks šiandieną intensyviai berti, ir tikėtis, kad viskas bus gerai, kad žuvis sureaguos. Noriu šiek tiek pakalbėti apie kabliukus. Visgi artėja šaltasis metas ir, kaip Ugnius minėjo, reikia viską mažinti, viską ploninti. Taipogi tai yra aktualu ir kabliukams. Ir kuo man patinka Drenant firmos kabliukai, kad net ir paprasčiausiams žmonėms yra labai viskas aišku, kokį kabliuką, kokiam masalui reikia naudoti. Nes, kaip žinia, kabliukai renkamiesi ne pagal žuvį, kurią gaudysime, bet pagal masalą, ant kurio tą žuvį gaudysime. Taigi, kitoj pusėje pakuočių yra parodyta, kam jie skirti, ar tai sliekeliai užsikabinti, ar tai keletą kuokštelių, kuokštą musės lervų, ar tai kažkokia tai kukurūza, ar tai porą uodo trūklių lervų, ar tai kombinacija galima kukurūzos su musės lerva, tai šiek tiek jau bus stambesnis kabliukas. Taip, kad tikrai atkreipkite dėmesį, šitie kabliukai yra tikrai aukštos kokybės ir kiek jau aš žvejoju su juo, jokių nusiskundimų tikrai neturiu. Na ir ne veltui šį pasaulio čempionatą anglai užėmė pirmąją komandinėje įskaitoje vietą, taip kad tikrai žino, ką daro ir ne veltui renkasi šituos kabliukus. Kuo intensyviau beriant, kibimas irgi intensyvėja. Reiškia, reikia negailėti besileidžiančio jauko ir kaip Ugnius pastebėjo, bent jau jam, jisai truputėlį kitą švinų sistemą gaudo. Visi kibimai praktiškai seka besileidžiantis. Matosi, kad atakuotas lydekos.
Na, šiandieną kol kas mūsų aplanko tik tais tokio dydžio žuvis. Matomai visgi rudenėja. Tikėjomės šiame su ugnium suvilioti galbūt vieną kitą lyną, galbūt karosą. Nežinom, kad šitam vandens telkinyje tikrai jų yra. Vat tačiau, kaip matome, tikrai šiandieną bus tai sunku padaryti, nes visa šita savaitė yra labai lietinga ir didelė yra orų kaita. Ir šios žuvys yra įnoringos, jautrios orų permainom ir tikrai kol kas nesulaukime nei vieno rimtesnio kibimo. Nu, dar šiek tiek turime laiko suplanavę pažvejoti, nes, kaip matote, kaupėsi lietus. Visą dieną po truputį vis lynoja. Ir pagal prognozes, kad apie 12 valandą jau dienos nusimato rimtas lietus. Na, kol kas dar gaudome, sėdime, turime gerą 1,5 valandos. Gal dar viskas nors pasiseks. Bandome toliau. Na, šiek tiek daugiau jauko pabėrus, bent jau kažkiek tai susibūrė didesnių karšiukų. Tačiau stambiųjų karšių matomai, kad galim šiandien ir nesulaukti, nes, dar kartą noriu pasikartoti, labai didelė yra orų kaita. Vėjas sukinėjasi ratu, nėra tokios nusistovėjusio oro ir matomai didelėm žuvim tokios oro sąlygos nelabai tinka. Na, o šitom smulkesnėm, vidutinio dydžio žuvim, į orų permainas jos netaip ženkliai reaguoja ir pabėrus gerą skanų jauką, jos mikliai sureaguoja. Taigi, aš kaip ir minėjau, laidos pradžioje gaudysiu tokia daugiau vasarai skirta sistema, daugiau stacionare, tokia, kad vieną vietą užmetus pagrindinę švinų masę guldau praktiškai visą ant dugno, bent jau pagrindinį didžiausią svarelį ir tokiu būdu užskandinu valą ir kad man joks nebūtų nešimas plūdės,
plūdė stovėtų vienoje vietoje, taškinis grinai jaukinimas. Tokiu būdu šiaip aš karšius gaudau ir vasarą. Ir šiandien tokia sistema neypatingai, galima pasakyti, buvo veiksminga, labiau pasiteisino ugniaus sistemėlė, apie kurią jisai pats pakalbės ir papasakos. Na ir šiandien tas kibimas, kaip ir minėjau, buvo toks atsargus, jau visgi rudenėja ir reikia plonintis valus, nes mano pagrindinis valas buvo 0,18 mm, o pavadėlis buvo 0,14 mm, o pas ugnių pagrindinis valas buvo 0,14 mm, o pavadėlis 0,10 mm. Taip, kad ženkliai tikrai plonesnė sistema, daug jautresnė, daug lengvesnė plūdė ir jam kibimai kur kas yra dažnesni. Gal žuvies dydžiai šiandien ir yra vienodi, negalim čia išskirti kažko tai, kad vienam ar kitam kibo kažkokios tai didesnės žuvis, tačiau pas jį daug aktyvesnis yra judesys ir daugiau veiksmo. Na, jisai apie savo sistemą pats papasakos, va kaip tik jis tiesiog meta traukia. Na ir kaip minėjo Saulius, aš šiandien gaudau truputėlį kitokią sistemą. Tiesiog susilengvinau pačią plūdę. Čia mes turime 4 gramų plūdę, kuriai reikia panaudoti tik 2 gramus švino. Ir pagrindinę masę švino aš pakėliau daug aukščiau ir turime prie pat pavadėlio ir sukinės mažą švinelį, taipogi pakankamai ilgą pavadėlį 0,10 diametro. Ir visas principas yra toks, kad užmetus aš įtempiu valą, skandinu jį ir skęstant, šiandien pas mane buvo tikrai nemažai daug kibimų, skęstant pačiam masalui. Taigi reiškia, žuvys tikrai domisi jauku, bet jos nėra tokios aktyvios, kad agresyviai kibtų, dažnai besileidžiant į masalą atakuoja. Taigi šiandien tikrai puikiai veikia šita sistema ir jau tikrai rudenėjant reikia susiploninti valus, mažinti kabliukus ir eksperimentuoti. Na ir man ugniau dar atrodo, kad ir masalui pasiekus dugną, tiesiog truputėlį vėjui pučiant, labai gražiai, pavyzdžiui, sliekas arba musės lerva velkasi dugnu, prikeldama ir jauką, ir debesėlį darydama vis tiek dumblo. Ir taip dar vilioja aktyviau ir tau daugiau ant plaukiančios sistemos visos. Na matai, šiandien mes neturime didelio vėjo ir oro sąlygos mums leidžia taip žvejoti. Tiesiog mažo švinelio pagalba aš jį paleidžiu ant dugno. Tiesiog plūdę taip subalansavau, kad jisai vilktųsi dugnu ir pats pavadėlis su kabliuku taipogi plaukia. Kada truputį stipresnis vėjas papučia, tiesiog per jaukinimo zoną plūdė plaukia ir tas judėjimas masalo taipogi veikia daug geriau negu stacionariai stovintis masalas. Na ir dar norim pastebėti, kad tai tikrai, pasiantrinsiu, galima gaudyti tokiu būdu tik tais pakankamai ramiam orui, nes jeigu bus tik tais galingesnis vėjas, tokiu principu tikrai nepažvėjosite arba reiks mėtyti tiesiog kas 10-15 sekundžių. Čia jau bus ne žvybo, daugiau darbas ir mosikavimas. Tiesiog per jaukinimo zoną jums per greitai praneš masalą ir nemanau, kad pati žuvis spės nugriebti tą masalą. Nu, kasgi čia susidomėjo? Karpis. Karpiukas. Jau galvojam, kad jie seniai pasitraukė kur nors toliau. Matai, rudenėjant ir jie atgijo. Šiaip ne veltui karpininkai sako, kad ruduo yra pats geriausias karpių gaudymo metas. Štai. Opa. O ką, liuks? Ir kuo puikiausiai 0,10 mm pavadėlis išlaikė. Ir mažiukas kabliukas. 10 numerio kabliukas. Neatsilenkė nei. Ne, nieko, tikrai. Liuks.
Taigi pabaigėme jau savo visus jaukus ir manau, ugnių užteks šiandien mums jau žvejoti. Ir keli pastebėjimai pagrindiniai, kad reikia susiploninti valus, susimažinti kabliukus, susimažinti plūdžių gramatūras, bei daugiau naudoti, kaip šiandien ir Ugnius naudojo, gyvulinės kilmės, kvapų bei priedų. Labai puikiai pasireiškė uodo truklio lervos naujas jaukas. Ir jau dabar nedėjome į patį jauką tiek nei kukurūzų, nei kviečių, kaip tu bandėjai dar taipogi šaudyti, kaip vasaros režimu kukurūzų, kviečių, bet matai, tai mano būtent vietoj mano labiau žuvis ir pasisotino ir jinai rečiau kibo, o tu prisitraukiai su debesėliu to kvapo daugiau. Na, mes specialiai žvejojom vienas ar tik kito, plūdės nedideliu atstumu iki 20 metrų ir būtent taškinis jaukinimas ir tai viską parodė labai akivaizdžiai. Taigi, tokie rudeniniai pastebėjimai nuo ežero kranto. Ačiū tau, Ugniau, už kompaniją. Ačiū Jums, žiūrovai, už dėmesį. Susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Viso.